Sveiki gyvi, gerbiami draugai, nedraugai, žiūrėtojai bei klausytojai. Norėčiau pratęsti praeitos laidos temą, tai yra tema dėl JAV ir Izraelio agresijos prieš Iraną. Taigi, anoj laidoj šitą įvardėjau kaip šėtonų siautėjimą ir nevaržomą, nežabojamą siautėjimą pasaulyje. Šėtonais įvardėjau toli gražu ne vien tik JAV ar Izraelio ten valstybės ar karinius vadovus. Šėtonais įvardėjau kolektyvinius vakarus. Tai yra JAV, NATO, ES imperija apskritai. Kaip kolektyvinį darinį, kuris plešia, išnaudoja ir žudo likusią žmoniją. Tai yra Afrikos, Azijos, Latino Amerikos šalis ir tautas. Iš esmės didžiąją žmonijos daugumą. Tai kaip toks didelis globalus eksploatatorius, globalus parazitas, kuris mojuoja vėliavam ten demokratijos, laisvės ir kai tik kažkokia šalis atsisako žaisti pagal jų primetinėjimas taisyklės, tai ten iš karto vienaip ar kitaip bandoma susidoroti. Ir kad Irano atvejis tai visiškai tipiška neokolonijinė agresija. Nei ten demokratija, nei ten kažkokios žmogaus teisės, nei ten lyčių lygybės, niekas ten jiem realiai neįdomu. Čia kalba yra grinai apie tai, kad pavergt Iraną ir paversti tai naują amerikonų koloniją. Ir aišku, šitokia dalyko interpretacija ne visiems patiko. Ir ypatingai nepatiko lietuviškiams Donaldo Trumpo gerbėjams. Tai yra tiems mūsų bendrapiliečiams, kurie nors ir gyvena Lietuvoje, bet užsidėjo visokias kepurytės, visokius plakačiukus, visokius paveiksliukus ten su Trump, make America great again, ir kurie tiki, kad buktai Trumpas čia kažkoks teisybės ieškotojas, buktai jis čia kovoja prieš kažkokį pedofilų satanistų klaną, gelbsti visą pasaulį ir turi kažkokį ten slaptą ypatingą planą, ir taip toliau ir panašiai. Kai kurie komentatoriai ėmė rašyti, kad vojiškai visi šėtonai, išskyrus jis pats vienas savo geras, šmeižia čia mūsų sąjungininkus, Ameriką, laisvę ir panašiai ir panašiai. Tai iš vienos pusės čia, supranti, su pliku nepasipešiosi. Nėra ką aiškinti, nėra ką įrodinėti žmonėm, kurie tiesiog apakinti fanatizmu. Kita vertus, manau, būtų tikslinga nurodyti į tam tikrą paradoksą, į tam tikrą žiaurę likimo ironiją. Kad tuo būdu privers susimastyti, jeigu ne pačius tuos trumpistus, kuriuos galit skaityti, aš čia kreipiuosi, tai bent jau tuos, kurie yra ar gali būti jų įtakoje. O pažvelgti siūlyčiau į tai, kas realiai prieš ką kovoja, kas prieš ką kariauja dabar Irane ir artimuose rytuose. Tai turiu omeny vienoje pusėje Iraną, kitoje pusėje tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas, Izraelį ir jų sąjungininkus, ten Jungtinius Arabų Emiratus, Saudo Arabiją, ten panašiai. Taigi pradėkime nuo to, kad aš nebereikalo minėjau pedofilų satanistų klanus kažkokius. Trumpo gerbėjai nuoširdžiai tiki, kad tokie klanai egzistuoja ir kad Trumpas prieš juos kovoja. Bet kažkodėl jie praleidžia aplinkybę, kad egzistuoja tokia Jeffrio Epsteino byla. Jeffrio Epsteino failai vadinami, kurių žymi dalis jau yra viešai, laisvai prieinami internete. Tarp kitko. Ir kad šių failų figurantais yra ne tik didžiulė dalis vakarų elito veikėjų, nuo Džordžo Bušo kokio, iki Masko reiškia, verslininkų, politikierių visokių ir daug. Kad ir Alą Kairuolį paimkim Noamą Chomskį, amerikonų šitą profesorių. Bet figurantai šitų failų taip pat yra ir pats Donaldas Trumpas bei jo aplinka, o taip pat ir Trumpo draugelis, Izraelio lyderis Netanyahu, jie figurantai. Ir negana to, pažiūrėkim, krūva tenai
liudijimų apie prievartavimus, apie žudimus, apie ten iškrypimus baisiausius, ten satanistinius vos neritualus. Ir tai dar ne faktas, kad tai realiai įvyko. Tai tiesiog, galbūt. Bet jeigu yra tokia tikimybė, turėtų tyrimas būti atliekamas. Bet Amerikoje jokio tyrimo niekas bent oficialiai tokiam valstybiniam lygmenyje nevykdo. Kas rodo, kad tokie bajeriai yra nebaudžiami. Ir kas taipogi rodo, kad nebaudžiami jie todėl, kad tai eina iš pačios viršūnės. Ir ta visuomenė, kurią jūs įsivaizduojat laisvės ir demokratijos kažkokią talonų, ji šitai toleruoja ir proteguoja, tai yra gina. Kolektyviniai vakarai tai ir yra faktiškai pedofilinė imperija, taip išeitų. Galimai, pasitaisau, galimai pedofilinė imperija. Ir jums tai ką, jums tai priimtina? Pasižiūrėkime. Pedofilai satanistai atseit jos jaudina, bet jie tuos, kurie figūruoja pedofilų satanistų failuose, laiko didvyriais ir pasaulio gelbėtais. Bet neapsiribokim tuo, žiūrėkim toliau. Izraelis. Jau ne pirmi metai ir ne antri metai, kaip Izraelis žudo, bombarduodamas, šaudydamas, skersdamas 10 000 palestiniečių. Ne dėl to, kad jie kažką ten padarė, ne dėl to, kad jie kažką tai puola. Tiesiog dėl to, kad jie yra kitokie. Tiesiog dėl tautybės, dėl religijos, dėl jų priklausomybės. Ir Amerika tai vėlgi toleruoja, Amerika tai gina. Normalu? Pagal vakarų vertybės čia yra normalu. Genocidas yra normalu. Jungtinių tautų organizacija nieko nedaro. Visiškai nieko. Bent jau nieko realaus, nieko apčiuopiamo. Tam sustabdyti. Ir dabar pažiūrėkime. Kiek Amerika sukėlė karų? Irakas, Afganistanas, Sirija, Libija, Ukrainai, kas dabar vyksta su Rusija. Tai nėra tiesiog Ukrainos Rusijos karas. Tai yra Amerikos Rusijos karas ukrainiečių rankomis. Kiek žmonių žūsta? Aš net nesakysiu skaičių, aš nežinau. 100 000 greičiausiai, jeigu ne 1 000 000 plius. Palikim tai klaustuku. Žmonės žūsta visame pasaulyje. Vardan laisvės, vardan demokratijos? Ne. Jie žūsta todėl, kad kažkam tai yra biznis. Vat kodėl jie žūsta. Ir Trumpas tiesiog yra tų biznierių, jų viešas veidas. Bet eikim dar toliau. O dabar puola Iraną. Iranas, supranti, blogas. Blogai, ten valdo mūlas, valdo ajatolą. Teokratija. Blogai, ten moteris ten su hidžabais turi vaikščioti, dar kažkas. Tvarkoj, tebūnė. Bet ar Iranas po visą pasaulį landžioja? Kūrė savo karinės bazės. Žudo nekaltų žmonės kitose kontinentuose. Kažkaip nelabai. Iranas žiūri savo reikalus, savo šaly ir savo regionį. Ir kiek jisai imasi kokių griežtesnių priemonių, tai tik tai gindamasis. Tuo tarpu Izraelis tuo tarpu atlieka faktiškai Amerikos tokio sarginio šuns, ar net tokio kovinio, sakykime, šuns, pitbulio vaidmenį artimuose rytuose. Jie šeriami didžiuliais amerikonų pinigais, turi galingą aviaciją, turi branduolinius ginklus ir taip toliau ir panašiai. Ir niekam tas nekelia problemų. Pamastykit, verkia, oi Iranas, oi čia neduok Dieve branduolinį ginklą susikurti. Gal jeigu susikurtų ar būtų susikūrę, dabar Irane nevyktų tas, kas dabar vyksta. Bet Izraeliui tai leidžiama. Ir yra labai įdomus toks religinis, filosofinis momentas. Tai perskaičiau nesenai Izraelio vienam leidiny, anglų kalba, The Jerusalem Post, Jeruzalės paštas, kažkaip taip verstusi, straipsnį vieną žydų žurnalisto, kuriame jis pateikė labai įdomią interpretaciją dabartinio puolimo prieš Iraną.
Tai jisai remiasi maždaug senovės judėjų, tai senovės izraelitų tradicija ir traktuoja, kad, suprantat, kaip senovės judėjai, būdami Dievo išrinktoji tauta, kovėsi prieš savo engėjus, prieš savo pavergėjus, žiloj senoviai, juos nugalėdami ir kilo iš to eilė šventinių progų jų kalendoriui, tame tarpe Purimas, tokia šventė. Tai dabar yra simboliška, suprantat, kad Izraelis atakuoja kartu su Amerika Iraną, neva tai gindamiesi, būtent Purimo proga. Tai čia maždaug sakralinė vos nereikšmė suteikiama šitam agresijos aktui. Ir tai labai įdomu. Įdomu savo veidmainiškumu ir velniškumu. Tai velniškumą, pažiūrėkime. Aš nekalbu ten apie valstybės vadovą net nužudytą. Izraeliui smūgiuojant į Iraną buvo nužudyti vaikai, mokykla mergaičių sunaikinta. Ir vakaram tai tinka. Ir Izraelis dangstosi aukštom frazėm. Apie teisingumą kažkokią, apie savo ten tradicijas, dvasingumą, ten senovės izraelitus, dar kažką. Bet galima iškelt klausimą, kuo iš esmės skiriasi šio laikinio Izraelio tie sionistai kaip Netanjahu nuo senovės judėjų, nuo senovės izraelitų. Esminis skirtumas, nekalbam ten apie tai, kad skirtinga epocha, kad skirtinga visai pasaulio realybė, kad genetika netų žmonių skirtinga, nes tie dabartiniai žydai persimaišė labai smarkiai su visokiom kitom tautybėm. Bet esminis skirtumas kame? Senovės judėjai, izraelitai, jie save laikė išrinktąją tautą. Gerai tai ar blogai, kitas klausimas. Bet jie save tokiais laikė ne dėl to, kad jie ten kažkokios ypatingos kilmės ir jų ten kraujas kažkuo geresnis. Jie save laikė tokiais, todėl, kad jie gyvena pagal Dievo įstatymą. Taip, pagal įstatymus Mozės 5 knygai sudėliotus, kur atsivertę bet kokį Biblijos egzempliorių galite susipažinti. Ir jeigu lyginti Mozės įstatymus, tokią, sakykime, visuomenės valstybės sanklodą su realiai egzistavusiamis tuo laiku, tai bronzos amžiuje perėjame į geležies amžių, šitame laikotarpį su kitomis visuomenėmis artimųjų rytų, tai ta žydų visuomenė, ji buvo palyginti labai humaniška, egalitariška ir demokratiška. Ir priklausyti išrinktai tautai, principė, turėjo teisę bet kas įsijungia į tą bendruomenę, priima tą tikėjimą ir gyvena pagal tuos įstatymus. Tai tame rasizmo kažkokio absoliučiai nebuvo. O to tarpu, jeigu pažiūrime į šiuolaikinį Izraelį, tai galima būtų interpretuoti, kad tai daug ko yra fašistinė, rasistinė valstybė. Nes yra teigiamas žydų išskirtinumas ir žydų išskirtinumas tai tiesiog mes esame mes ir dėl to mes geresni. Tai čia panašiai kaip Hitleris kėlė vokiečius, arijus ten ir panašiai atseit virš likusios žmonijos. Ir čia vėlgi tiesiog paradoksas, kad tie, kas nukentėjo nuo Hitlerio, nuo nacistų nusikaltimų, dabar patys daug kuo, ypač Palestinos atžvilgiu, panašiai elgėsi. Ir kaip kad būna, kai tie patys trampistai dangstosi atseit krikščionybę ir taip toliau, tai faktiškai tai yra satanizmas dangstomas šventais dalykais. Taip, tą, ką daro Izraelis, galima irgi panašiai labai interpretuoti. Tai pasakius, dabar pamastykim, kas yra Jungtiniai Arabų Emiratai, kas yra Saudo Arabija, kas yra Kataras, kas yra Kuveitas. Tai yra absoliučiai korumpuoti, absoliutinės monarchijos režimai, jokių ten žmogaus teisų, jokių demokratijų, nei kvapo to nėra. Jie sėdi ant naftos, kurią savo pumpuoja, darosi didelius pinigus
Per paskutinius kelis dešimtmečius dauguma gyventojų ten jau tapo imigrantai, visus juodus darbus dirba imigrantai, o vietiniai gyventojai, jie tiesiog savo sėdi prabangoj, įsirenginėja bardėlius visokius, kekšynus, ir užsiminėja ištvirkavimu, iškirpimais, visokiais ir panašiai. Ir jie čia yra laisvojo pasaulio atstovai, kurie ginasi prieš baisaus ten teroristinio Irano pulimus. Ir tai pasakius, patys paklauskim savęs, kur tada yra tikrieji velniai? Ar Irane, kur gina šalis, gina tauta savo nepriklausomybę? Ar kaip tik Amerikos, Izraelio ir jų arabiškųjų šitų pakalikų pusėje? Kur yra tie, kurie gina ir dangsto pedofilų klanus? Kur yra tie, kurie vykdo karus ir terorą visame pasaulyje? Kur yra tie, kurie įrengia pusiau vergovinės sistemas ir pasistatė kompleksus, bardėlių, viešnamių ir panašiai, kurių nešlovė skamba po visą pasaulį? Klausimas, aišku, yra retorinis. Ir jis adresuojamas visų pirma trampistam, patriotam vadinamiem, demokratam vadinamiem ir taip toliau ir panašiai. Jumis adresuojamas. Ir geranoriškai adresuojamas. Nes, žmonės, jūs esat apakinti. Atverkit akis, praregėkit pagaliau. Pamastykit, kas vyksta. Ir šitam kontekste visiškai nenuostabu, kad Iranas paskelbė džihadą. Tai yra paskelbė šventąjį karą. Sakau nenuostabu, nes tai visiškai adekvatus ir pamatuotas veiksmas. Neaišku, kuo tai baigsis. Neaišku, kas laimės, kas pralaimės, kiek tai eskaluosis, kiek tai plis. Bet faktas, kad tai vyksta ir kad tai greitai nesibaigs. Tai manau, kad apie džihadą kaip tik ir reikėtų sekančioje laidoje pakalbėti ir pažadu iš anksto tai padaryti. Kol kas tai kaip visuomet. Dėkoju tiem, kas klausėt, dėkoju tiem, kas remet, kas palaikot, tiek materialiai, tiek finansiškai ir savo darbais. Ir raginu, jeigu jums patiko, dėkit nykščius į viršų, ten platinkit, dalinkitės, remkit, rašykit komentarus, dalinkite savo nuomonėm, lankykitės mūsų portalė tiesos.org, jei norit bendradarbiauti, rašykit čia nurodomą pašto adresu. Ir laukit kitų laidų, jos jau greitai bus. Tai ačiū jums, kad žiūrėjot ir iki.